Šioje kiaulių auginimo bendrovėje dirba 65 žmonės, pusšimtis gyventojų iš gretimo vos už puskilometrio įsikūrusio Šiaulėnų miestelio. Verslininkai pripažįsta, kad įsikurti čia nebuvo lengva. Kiaulių auginimo verslui priešinosi kaiminystėje įsikūrę žmonės. Bendrovės direktorius sako, kad klaidą ištaisė šiemet, kuomet tiesiog akis į akį susitiko su šiaulėniškiais. Šiaulinė bendruomenė supranta mūsų padėtį, įvertina mūsų darbą. Mūsų bendravimas dabar yra žymiai geresnė. Mūsų pagrindinė tikslai yra aktyviai dalyvauti į šiaulinę bendruomenę, ne tik remti, bet dalyvauti. Mes turime susitikimais, kur mes bendravom, kur mes kalbėjom apie ką mes nori, ką jie nori ir koks yra bendra tikslai. Kad iki šiol problemų būta neslėpė ir patys miestelio gyventojai, tačiau požiūris esą pasikeitė iš pačių savininkų lūpų išgirdus išsamią informaciją apie bendrovės veiklą ir planus. Šiaulėniškių bendruomenės pirmininkė sako, kad tokio dialogo tarp žmonių ir verslininkų jau seniai reikėjo. Dabar mes mėginam įtraukti juos ir norim, kad kartu dalyvautų ir jie taip pat geranoriškai pareiškė visus tos mūsų pritarimus ir jie sakė, kad dalyvaus ir dabar mes organizuojam Oninių šventę. Jie žadėjo prisidėti prie koncerto rėmimo ir kad kažkaip mes norime, kad visi gyventojai pajustų tą paramą. Tuo pačiu padėtų kažkaip bendradarbiauti su mumis Šiaulėnų gyventojais. Per 6 metus į kompleksą investuota per 9 milijonus litų tam, kad būtų pasiekti europiniai standartai tiek aplinkosaugos, tiek ir technologinė prasme. Tačiau vadovai pripažįsta, kad jautriausia kiaulininkystės verslo dalimi išlieka aplinkosauga. Būtent šiemet jos gerinimui planuojama investuoti 4 milijono litų. Žadama sutvarkyti komplekso aplinką, kelią į miestelį, pasodinti medžių ir toliau vykdyti oro taršos tyrimus. Apie tai informuojant Šiaulėnų miestelio žmonės.